Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie vertybės ir prioritetus, tačiau šįkart per kartų ir lyčių įvairovės prizmę. Pasiruošę? Pradėkime. Pradėkime nuo kartų. Šiandienos darbo vietos yra įvairesnės nei bet kada anksčiau. Pirmą kartą istorijoje vienoje organizacijoje kartu dirba net iki 4 kartų atstovai. Kūdikių bumo karta, baby boomers, X karta, tūkstantmečio karta, millennials ir Z karta. Toks derinys sukuria vieną dinamiškiausių ir kartais sudėtingiausių darbo aplinkų, kokią esame matę. Ir spėkite ką, apie šią skirtingų kartų realybę kalbama visur. Atsiverskite verslo žurnalą, peržiūrėkite LinkedIn įrašus ar paieškokite YouTube ar Spotify. Rasite diskusijas, tinklalaidės ir debatus, bandančius ją suprasti. Kodėl? Nes kiekviena karta augo visiškai skirtingame kontekste, kurį formavo unikalūs pasaulio įvykiai, technologijos ir kultūriniai pokyčiai. Tai atsispindi jų požiūrėje į darbą, sėkmę, lyderystę ir prasmę. Trumpai apžvelkime. Baby boomers dažniausiai pabrėžia sunkų darbą, atsidavimą ir profesinius pasiekimus. Daugeliu su sėkme sieja ilgas darbo valandas ir atsidavimą darbui. X karta brendo ekonominių pokyčių laikotarpiu, todėl vertina autonomiją, lankstumą ir sveiką darbo bei asmeninio gyvenimo balansą. Tūkstantmečio karta, millennials, linkusi teikti prioritetą prasmingam darbui, lankstumui ir asmeniniai geroviai. Jiems svarbu gauti ne tik atlyginimą. Z karta skaitmeniniai gimtakalbiai, kuriuos formavo socialinio teisingumo judėjimai ir globalūs iššūkiai. Dažnai vertina autentiškumą, įtrauktį, psichikos sveikatą, asmeninį tobulėjimą ir prasmingą veiklą. Tai nėra griežtos taisyklės, bet jos padeda suprasti, ką skirtingos kartos atsineša į darbo vietą ir kas gali kelti trintį, jei tai nebus įvertinta. Dabar pridėkime dar vieną matmenį – lytį. Tyrimai rodo, kad vyrai ir moterys dažnai sutarė dėl esminių darbo vertybių, tačiau egzistuoja ir skirtumų. Pavyzdžiui, vyrai dažniau koncentruojasi į atlyginimą, naudą, statusą ir valdžią. Moterys dažniau labiau pabrėžia tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimą, pagarbą ir darbo bei asmeninio gyvenimo balansą. Ir vėlgi tai bendros tendencijos, o ne nekintamos taisyklės, tačiau jų nepaisymas gali lemti nesusipratimus, atskirties jausmą ar praleistas komandinio darbo galimybes. Koks realus poveikis, kai darbuotojų prioritetai nesutampa su kolegų ar organizacijos vertybėmis? Organizacijos gali patirti produktyvumo sumažėjimą, didesnę darbuotojų kaitą ir mažesnį įsitraukimą. Žmonės gali jaustis atitolę ar neįvertinti, o tai niekada nepadeda motyvacijai ar kūrybiškumui. Gera žinia, sąmoningumas yra pirmas žingsnis leidžiantis šiuos skirtumus paversti stiprybėmis. Suprasdamos unikalų kiekvienos kartos ir lyties indėlį, organizacijos gali kurti įtraukesnes aplinkas, kuriuose visi jaučiasi išgirsti ir gerbiami. Svarbu atsiminti, kalbame ne apie stereotipus ar žmonių dėjimą į dėžutes, o apie įvairovės teikiamo patyrimo ir požiūrių turtingumo įvertinimą. Šiandienos įžvalga vertybių įvairovė kylanti iš kartų ir lyčių skirtumų yra stiprybė, bet tik tuomet, kai ji pastebima ir palaikoma. Manyti, kad visi vienodai supranta darbą, sėkmę ar lyderystę, tai praleista galimybė ir dažna tylaus konflikto priežastis. Kitoje laidoje kalbėsime apie tai, kaip iš tiesų galime tiltų sujungti šiuos skirtumus, suderinti vertybės komandose ir organizacijose bei sukurti darbo vietas, kuriuose visi galėtų klestėti. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtrauktį, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose.
finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.